Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mėly TV3 žiūrovai. Dar vieni metai praėjo ir vėl su jumis sveikinuosi aš, namų idėjų su IKEA vedėjas Leonardas. Jaučiuosi kiek ypatingai, nes mes pradedame 9-ąjį namų idėjų su IKEA sezoną. Įsivaizduojate, galite patikėti, 9 sezonus iš eilės namų idėjų su IKEA dizaineriai stebino jūs, mėly žiūrovai, laidos dalyvius, neįtikėtiniais pokyčiais namuose ir naudingais patarimais. Šiame sezone dėmesį skiriame gerai savijautai. Geriau apie tai papasakos mums dizainerė IKEA'os Anastasija. Labas. Labas. Klausyk, mes tam pradedam pirmąją laidą 9-ojo sezono. Klausyk, reikia fanfarų. Anastasija, taigi kuo? Tas 9-as sezonas yra ypatingas. Jis ypatingas yra to, kad mes kalbėsime apie ergonomiką, apie gerą savijautą namuose, kaip tinkamai išsimiegoti ir pasiruošti miegui, kaip padaryti taip, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą, apie gyvenimą su vaikais, kad namai būtų ta vieta, į kurią norisi visada sugrįžti. Taigi ir pirmoji misija pas ką? Jūratė ir Aleksa, kurie nusipirko namus ir jiem reikia labai mūsų pagalbos, atsinaujinant virtuvę ir valgomai. Taip, su jauduliu tiesiu toliau, nes vis dėlto tai yra didelė atsakomybė parodyti, įrodyti, kad sukurti namus. Aleksui ir Jūratė, jie pirmieji, kuriuose yra gera gyventi. Labai gera bus gyventi. Jūratė ir Aleksas su mažyliais jau nekantriai laukia Leonardo ir Anastasijos. Na ką, pradedame pažintį. Sveiki! Labą dieną. Mes tai sveiki jūs. Irgi? Matau, Anastasiją pristatau, jinai yra pagrindinė. Ačiū tau, dizainerė, Jūratė, Aleksai ir šitie atžaliukai kas tokie? Nojus. Labas, Nojo, kaip sekasi? Ir Vytis. Ir Vytis. Norime Vytis laiką, jisgi ne guminės, kur įvykio vieta, pagrindinis epicentras? Ten. Ten. Tai tada, madam? Va, žiūrėkit, prisėskit čia pas mus. Ačiū. Kaip supratote, aš Kurs, taip. ką randu, ten ir sėdu. Malonu. Čia ir bus auginami ateities jogai, matot kaip. Aleksai, Jūratė, kuo jūs užsiema? Aš tai, kai neauginu vaikų, dirbu valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. Aš tai elektrotechnikos inžinierius, aš darau elektrotechniką. Tai visos apsaugos sistemos, priešgaisrinės sistemos, ta pati elektra. Turit kokių be vaikų auginimo pomėgių? Nu, dabar toks biškai sudėtingas metas dėl tų pomėgių yra iš tikrųjų. Kodėl? Todėl, kad to laiko nelabai lieka pomėgiams. Bet, Čia pagrindinis pomėgis mūsų kelionės būdavo. Kur jūs keliaujat? Po Europą keliaujam, tai sėdam į savo mašiną ir važiuojam, kur akis mato. Arba nebūtinai. Mašina, kelionė, kur akis mato. Ir kiek laiko jūs jau šitam name? Šitam name mes esam metai su truputėliu. Metai ir gal porą mėnesių kažkur. Negaliu dabar tiksliai pasakyti, bet apytiksliai. Nelabai ilgai dar. Pas mane viena dukra vyresnėlis, jau seniai vyresnėlis. Maniškė jau irgi paauglė savarankiškėje. Tai va, aš jau beveik pamiršau, ką reiškia auginti, o dviejų net nežinojom. Jau pamiršot, ką reiškia, kai eini miegoti neišsivalęs dantų, pamiršęs išsivalyti, ar ne? Mama, tete, nepasakysiu, kad vaikai yra ramus ir ačiū Dievui, jie yra tokie, bet matas, kad jie labai laimingi. Gerai, Jūratė, Aleksai, jūs jau seniai kaip pora ir kiek laiko? Mes jau... Kiek išbandymas laiko jau praėjo? Išbandymas jau 7 metų. 7 metai, 2 vaikai. Pažįstami, bet susituokę. Ir vis dar mylit, ir draugaujat, ir nesipykstat. Statybas išgyvenom. Ir dar statybos. Psichologo nereikia pagalbos. Tikrai nereikia, aš matau. Tai va, sakyt. Vaikai, tėveliai, mes labai patogiai jaukiai jaučiamės svetainėje. Svetainėje čia beveik nėra ką veikti, nes futbolo aikštė paruošta, televizoriai erdvė, foteliai, visa kita, bet valgomasis, virtuvė, šventa vieta, kur ir Anastasija ten ir daugiau aptarsime, keliaujame. Su nekantrumu keliaukime.
Su šeima susipažinome, o dabar laikas išsiaiškinti visus jos poreikius. Kol kas aišku tik viena. Jūratės ir Alekso name apstu vietos skleistis IKEA dizainerių kūrybiškumui. Tai išties džiugina. Tačiau svarbu paklausti, o kokiagi yra jų svajonių virtuvė ir valgomojo erdvė? Tai iš tikrųjų svarbiausia turbūt dalis yra daiktų laikymo vietos, nes, kaip matot, pas mus čia prikrauta iki pat lubų beveik. Šeimininkė Jūratė, koks elementas seriale arba filme buvo virtuvės, kur svajonių? Iš tikrųjų, tai iš serialo Sopranai man labai patiko jų indai, tiksliau taurės su auksuotu krašteliu. Oho! Čia buvo tiesiog kažkas wow ir, aišku, šviesus virtuvinis. Šviesus virtuvinės jos su auksiniais krašteliais. Mes paskambinsim prodiuseriam, paklausim, kurie gal dar koks fizinis objektas, virtuvės elementas. Mes iš tikrųjų dar labai svajotumėm turėti salelę. Salelę? Ar salą? Negyvenam? Gal salą. Salą gal visas. Gal salą viskas. Iš tikrųjų, visą salą. Braukit tą kuklumą. Salą, tai Tai salą. normaliai salą. Pasakykite dar, Jūratė, matau, kad jūs tikrai esate atsakingi ir rūšiuojat atliekas. Ar jums tai labai svarbu? Tikrai labai svarbu. Ilgai kovojau iš tikrųjų, kad gautumėm rūšiavimo konteinerius. Smagu, tada tikrai pasistengsime jums padėti su šituo. Ir jeigu tada kalbėti dar apie valgomojo zoną, sakykit, ar daug jūsų susirenka su šeima prie stalo? Įvairiai, šiaip daugiausiai turbūt mes 4, kartais 5 būna, jeigu močiutė atvyksta, o šiaip būna nemažai susirenka, gali ir 11 ar 12 žmonių būti. O Jūratė, sakykit, kas liečia dizaino prasme, tai apie kokį, ar minimalistinį labiau, ar tradicinį, nes pas jūs už lango labai gražus vaizdai ir kaip norėtųsi, kad ar tai persiteiktų virtuvės zoną. Suprantat, neoklasicizmas, Art Nouveau stilius, ar barokinis. Rokoko. Rokoko mano mylimiausias. Rokoko. Iš tikrųjų, tai mes nesam prisirišę prie kažkokio ten dizaino turbūt. Jūs norit pasakyti, jūs pasitikite? Mes tikrai pasitikim dizainerę ir pavesim jai šitą užduotį mums pasiūlyti. Anastasija. Taip. Man atrodo, jau mes skubame darbuotis, jūs, brangūs žiūrovai, į reklamą keliaujate ir iškart po jos pamatysime profesionalus IKEA dizaineriai, kaip šią užduotį atliks, o kaip atliks, aišku, kaip visada, fantastiškai. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Hei, draugai! Pirma laida, pirmą kartą aš ne vien tik tai išsuku, o dalyvauju kaip pilnavertis komandos narys. Kokio pobūdžio krikštai būna, ar supratau, iš karto einame į procesą? Anastasija, o kas gyvena, kokia šeimyninės padėtis? Tiksliai, kaip mes galėjome. Gyvena šeima su 2 mažais pabiručiais. Tai šeima svajoja apie didelę erdvę funkcionalią virtuvę su sala. Taip pat šeimininkė kolekcionuoja taurelės su auksiniais krašteliais, kaip atsimenam. Taip, ir norėtų labai, įsivaizduoju, kad didelės, gražios, apšviestos indaujos, kurie galėtų viską tai laikyti ir grožėtis kiekvieną dieną. Labai įdomu. Taigi, kokia dizainerės Anastasijos vizija? Kaip ir visuomet, viskas prasideda nuo plano braižymo. Čia bus svetainė, jų atskirai šitos zonos neliesime, čia paliksime patiems jiems susigalvoti. Tai šitoje zonoje bus virtuvė. Čia yra įėjimas iš koridoriaus ir čia numatau valgomojo zoną. Bus stalas su kėdėm ir žinoma čia atsistos didelė graži erdvi indauja. Bet pasižiūrėk, jeigu taip. stalą tiesiog mažesnį parenkam ir labai gražu, čia turim stačiakampį, kvadratų ir trūksta ovalių formų, juk reikia kažkokio kontrapunkto ir kad būtų simfonija, o ne vien tik monotonija. Prašau. Trūksta tau formų iš tikrųjų, taip. Tai kaip mes galėtume jas išspręsti, ką manai apie apvalias lėkštes ant stalo? Išdėstymas tai viena, o
Kokie baldai puoš šeimos namus? Galvoju apie Voxtorp, jie yra modernus, su išfrezuotom rankenom. Labai būtų patogus ir gerai išspręstų erdvę, bet jie netitinka mūsų stiliaus. Reikiamo, net ir taip, modernus. Dėl to taip pat galvoju apie Stensund fasadus, bet jie man nepatiko ir šitoj situacijoje mums neišspręs indaujos klausimą, kur reikėtų durelių su stikliniais interpais. Dėl to irgi juos atmečiau. Bet jau geriau. Taip, jau į šitą pusę tikrai krypstam. Čia jau visai gerai. Čia jau nėra ką diskutuoti, ką jūs. Labai gražu, šviesu ir klasikinis, tiksliau tradicinis stilius. Taip. Paliekam šitą. Anastasija, nesiūlyk šitų kitų 5, man atrodo, šitas tobulai. Galvoju apie Badbino šeimą. Norėčiau va šitų fasadų, matau tikrai juos. Ir jie labai mums atitinka visus mūsų poreikius, kad yra durelės su stiklais. Ir galima parinkti tikrai, nes jie šviesus, begalė skirtingų variantų ir su rankenėlėm gražiai apžaisti. O ką sugalvojai dėl stalo? Nes minėjai, kad jie nori didelio, ar ne? Taip. Tai iš tikrųjų galvoju apie kelis stalus, apie kelias formas. Tai galvoju apie stalą Dokstą, bet jo yra minusai kokie, kad jisai nėra išskleidžiamas ir jisai yra modernus. Tai kas mums stilistiškai dabar jau netiktų. Ir nedidelis. Ir nedidelis, taip. Tada irgi apžvelgiau Inga Torpo šeimą. Jinai jau mums kaip ir labiau tinka, nes jinai yra tradicinė, bet jinai, man atrodo, kad visgi trūksta vietos prisėsti ir galvoju apie šeimą, kur yra tradicinė. Šitas stalas išsiskleidžia beveik iki 2 metrų ilgio, kas labai mums padeda šitoje situacijoje ir sprendžia visus šeimos poreikius. Ir prie virtuvės stiliaus labai tinka. Taip. Užskaitom. Dizaineriai tarėsi, diskutavo, dėliojo ir perdėliojo, bet galiausiai susitarė ir suprojektavo patį geriausią variantą, kad Jūratės ir Alekso šeima gyventų patogiai ir jaustųsi laimingi. Čia va yra tas įėjimas į koridorių, tai čia va yra ta virtuvė zona, kur sakiau, kad numatysiu sala. Daug spintelių bus su stalčiais, čia yra mūsų plautuvė įrengta. Šaldytuvas ir viryklė, taip pat čia va bus indauja prie sienos, čia va yra tas antras didelis langas ir valgomojo zona. Man atrodo labai jaukus sprendimas. Va, vaikai sėdės čia prie baro stalo ir žiūrės, kaip mama su tėčiu blynus kepa jiem. Tikrai turės svajonę virtuvę. Na ką, darom? Darom. Jo-majo! Šeima! Taip. Kviečiame! Sugrįžkit namo! Ten wow, čia wow, visur wow! Čia mūsų namai. Wow! Eik tu savo. Wow. Taip. Jūs galite paliesti. Galima. Žinoma. Nenugrius. Taip. Čia viskas primontuota, viskas saugu. Tokia įspūdinga, žinokit, iš tikrųjų niekada gyvenime nesu turėjus normalios virtuvės. Ir dabar pasijausiu labiau civilizuotas žmogus ir galėsiu gaminti. Tikiuosi, kad jau su didesniu noru gaminsiu. Labiau civilizuotas jau labai kukliai pasakyta, jūs čia labiau civilizuotas. Kaip aristokratai. Anastasija, prašau pristatyti šitą projektą nuodugniau, kad nepasimestų. Vat už manęs kas ten tokia aukšta spinta, maždaug Alekso ūgio. Įmontuotas šaldytuvas. Įmontuotas šaldytuvas. Taip, visa būtinė technika iš tikrųjų yra įmontuota, kas yra labai patogu. Jeigu trūksta šviesos, galite atidaryti šaldytuvą. Ir sudaro vientisą interjero vaizdą. Taip pat turim įmontuotą gartraukį, kadangi šeima neturi išvedimo į lauką gartraukių, tai ten yra panaudotas anglies filtras, kuris valo orą. Toliau. Tada turim orkaitę su apsauga nuo vaikų, nuo miklių pirštukų, tiesiog reikės pasikelti, atidaryti ir uždaryti. Aha. Turime kaitlentę.
tokios neutralios irgi spalvos, kad tiktų prie bendro interjero. Didelė indaplovė, kaip jūs Jūratė svajojot. Eik tu savo. Va čia tai klausyk gyvenimas. Čia yra labai patogų sprendimas, čia yra tokie spintelė, reikėtų Čia yra labai įdomus išradimas. Sukamoji, tai čia galite puodus laikyti, visokius dubenėlius. Tada apie rūšiavimą. Jūs minėjot, kad labai rūšiuojate atsakingai. Tai jau čia yra labai plati 80 pločio spintelė. Geras, tai kiek čia dabar? 1, 2, 3, 4, 5. Taip. Ir čia va yra balti lipdukai, galėsit užsirašyti, kad orientuotis būtų lengviau, nes pirmą laiką bus sunku atsiminti. Geras, nu bet čia tai vau. Taip. Super. Tada turim daug stalčiukų, kas labai svarbu organizuojant virtuvės. Taip. Ir indus auksiniais elementais. Labai patogu susidėti, čia galite visus įrankius laikyti. Čia lėkštutės dažnai naudojamas ir dubenėlius. Čia kažką iš didesnių. Ir čia toksai, šita taip vadinama virtuvės sala, ne? Taip, su prisėdimu. Bet jisai dažnai būna, kai gaminėja ir panašiai pas draugus. Tai epicentras įvykių, kur žmonės bendrauja, padeda kažką, tai ir čia šventa vieta. Labai. Tai ir gėlės labai tinka. Vau. Aš iš tikrųjų nebeturiu net ir žodžių iš tikrųjų. Mėlyjeji, norėčiau pasidžiaugti, kad aš pastaruoju metu labai daug skundžiuosi, vat saulės trūksta, aš viso žmogus. Tai jos čionais apstu. Taip, tai čia apgalvota iš tikrųjų yra kiekviena zona. Virš salos yra jaukumą sukuriantis nukreipti šviestuvai, kurie apšviečia stalą, salos darbo zoną. Tada yra darbastalio šviestuvėliai, net gartraukis su įmontuotu apšvietimu, kurį galėsite irgi įsijungti, išsijungti reikiant. Su pulteliu šitą šviesą. Stalviršių, kurį įsijungia iš tikrųjų iš bet kurio kampo kambario galėsite reguliuoti. Pultelius gali pasidėti, kur reikia. Gali ir čia pasireguliuoti šviestuvą, įsijungti, išsijungti. Atskirai augalams apšvietimas, tai yra... Taip. Ir valgomojo zonoje taip pat yra šviestuvas nukreiptas taškinis, kuris ir indaują apšviečia, ir paveikslus, ir stalą. Kokie namai, koks grožis. Negana to, Anastasija virtuvę įrengė paisydama auksinio trikampio taisyklės. Kaip prasideda trikampis? Tai išsitraukiam, ką norėsim paruošti produktus, tada juos nusinešam, čia išsipakuojam arba paruošiam. Palauk, dar praleidai, čia dar bulvės reikėtų ištraukti. Svogūnus mėgstat, tai aišku. Aišku, čia pasidėdam. Matyt, dar naminė mišrainė. Turim pomidorus. Taip, vieną kraštinę trikampio. Taip, tada nueinam čia išsiplaunam. Su bulvėm. Taip, išsiplaunam, čia jau susipjaustom ir dedam į keptuvę ir kepam. Ir tada nešam atgal. Čia valgom arba nešam į valgomai. Čia yra tokia taisyklė, kaip virtuvė turėtų būti ergonomiškai suprojektuota. Tai gerai, kavos? Kavos. Vytė, galite pasakyti, ką nors į mikrofoną? Kaip jums šitą valgomasis? Labą dieną. Alio, labą dieną. Aha, supratau. Jokių priekaištų? Na, bent kažkas, gal spalva netitiko kur nors, ar medžiagiškumas patinka? Visiems užtenka vietos ir dar galima, beje, jisai dar kėdė, čia galima, čia. Stalas iš tikrųjų išsiskleidžia. Dar labiau. Taip, ir jis bus dar ilgesnis, dar apie pusę metro. Ir gali dar laisvai prisėsti kokie 4 žmonės čia, jeigu dar ir su šitais. Dar 4 prie mūsų? Taip. Tai čia beveik visas jūsų bendruomenės kaimas, ne? Taip. Dabar pasikviesti naują virtuvę galėsit ir kaimynų, ir draugų, ir šeima. Vytė, nojau, atplaukiau iki šito kranto. Iš tolo gražiai atrodo, bet reikia irgi patikrinti ir kas vis dėlto čia slepiasi ir ką galima slėpti. Vat, Anastasija, jūs pakomentuokite. Iš tikrųjų daug vietos su dėžutėm galima susiorganizuoti labai šitą visą erdvę, susidėti, pavyzdžiui, staltiesės, ką naudojat prie stalo. Vazelės susistatyti, lėkštutės, kaip čia parodyti irgi dekoratyvinius visokius elementus. Tikrai yra išpildyta daugiau negu mes galėjom įsivaizduoti. Aš apskritai negaliu patikėti, kad čia tiek daug visko prigalvota, pritaryta, visokiausių sprendimų. Tai man dar reikės gerai galvą pasukti, kur ką susidėti ir net neturėsiu turbūt tiek daug visko dėti. Tai dabar reikės daiktų ieškoti. Mes norim kreiptis į Anastasiją. Taip. Norim labai padėkoti. Vyti, duosim? Prašom. Ačiū, Vyti. Iš tikrųjų, malonu.
Labai esam dėkingi už jūsų tokį profesionalų darbą. Esate tikrai ne tik taip profesionali savo srityje, bet ir toks savas žmogus, kuris skleidžia meilę ir šilumą, ypatingai patiems mažiausiams. Tai labai džiaugiamės, kad jūs buvot mūsų projekte. Ačiū. Ačiū labai. Tai aš supratau, tada mano laikas pasakyti tostą. Jūratė, jūs galite prisėsti, o aš pirmasis, turbūt prie stalo, norėčiau padėkoti jums, kad sutikote sudalyvauti 9-ojo Namų idėjų su IKEA sezono pirmoje laidoje. Kaip sakoma, kaip pradėsi, taip ir tęsis. Man atrodo, mes čia taip gražiai, prašmatniai, prabangiai ir taip linksmai viskas atrodo. Vienintelio dalyko trūksta. Kokio? Kogi? Artimiausių žmonių šurmulio. Tai vat linkiu jums, kad kuo daugiau savų susirinktų prie to ten, kad padėtų ruošti stalą, ar nesvarbu, kalėdinį, vėlykinį, bet kokį savaitgalinį stalą. Va taip va. Super. Anastasija, visai komandai, ačiū labai. Mėly žiūrovai, pasimatysime kitą penktadienį 17:55 per TV3. Kaip gera. Super. Jūsų namuose. Svarbiausia – funkcionalumas. Užtikrinkite, kad virtuvė ir valgomasis būtų patogus ir praktiški, su pakankamai vietos judėti ir lengva prieiga prie pagrindinių darbo zonų. Atviro plano erdvė. Kad interjeras būtų vientisas ir harmoningas, virtuvėje ir valgomojo zonoje naudokite panašias spalvas, medžiagas ir tekstūras. Įsirenkite kelias apšvietimo zonas. Virš salos naudokite kabamuosius šviestuvus, o virš darbinių paviršių ryškesnę šviesą skleidžiančius taškinius šviestuvus. Stalo ir stalviršių dydis. Pasirinkite tinkamo dydžio valgomojo stalą, leidžiantį patogiai susėsti visiems šeimos nariams. O virtuvėje suplanuokite pakankamai darbinių paviršių, kad turėtumėte kur ruošti maistą. Jei trūksta vietos, apsvarstykite papildomus sprendimus. Ištraukiamas pjaustimo lentas, salas, vežimėlius. Virtuvėje ir valgomajame numačius pakankamai vietos indams, stalo įrankiams ir maisto produktams, bus lengviau palaikyti tvarką. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.